kartais net žmonės nežino, kad siena gali būti dekoruota lygiai, nedažyta, bet dekoruota. Va, matai? Labai taip švelnu liesti, žinai. Ir jinai tokia, aš tai ją vadinu gyva siena. Pavyzdžiui, čia kitas dekoras, jis irgi lygiai taip pat lygus, bet jisai sukurtas, žinai, vat, subtilus. Kas gali matyti čia dekorą jame? Nežinau, moteris, gali menininkas, gali dizaineris, gali žmogus, kuriam ne tas pats. Tai va. Šičia yra gal 8 skirtingi dekorai. Lubos, pažiūrim, yra betono imitacija. Iš tikrųjų natūraliai atrodo ir jeigu kažkokie skilimai, tai o kodėlgi ne, jie čia skilo lubos, žinai, bet, man patinka tokie dalykai, kur vis tiek gyvos lubos. Ką darysi, skilo, tai skilo. Tai va, kitas dekoras irgi, šitas mėgiamas labai, žinai, atrodo, pavyzdžiui, kaip fonas paveikslui, iš tiesų, net klausimas kyla, ar čia būtų moderniam, ar čia klasikiniam interjerui tinkama, žinai. Tai va, iš tikrųjų, šitą labai mėgstamas jisai. Kaip matai, spalvytės visos tarpusavy derančios. Tai va čia tendencija dabartinė. Uola bus madonė, aišku, kad tai mados reikalas, tai žinoma, kad jinai yra, kad jos nebus. Gal, pavyzdžiui, po kokių metų mes čia įsodinsim kur nors, žinai, kokį samanas ir bus jau kitokia. Paskui perdažysim juodai, bus kitokia, o gal žaliai, gal mėlyniai. Čia yra gyvenimas, čia vyksta pokyčiai. Vėlgi, tas pats produktas kaip ir lubos, bet atlikta kitaip, atrodo kitaip ir visa tai padaryta ant mažų plytelių. Tai vat, ant plytelių dengiant gaunam labai natūralų vaizdą, kaip cementinis, būtų šita cementinė kolona. Labai džiaugiuosi. Tada dar vienas dekoras, vėlgi jisai atrodo panašus, bet jisai apšviečiant turi blizgutį, mažą tokį smulkų. Aišku, kiekvienas dekoras gali būti skirtingos faktūros, stambumo, atspalvių. Žodžiu, tai, kas čia yra salone, tai yra mažytė dalelytė, dėl to, kad visko neįmanoma parodyti, visko neįmanoma pagaminti, bet tiesiog aš pirmiausia, atėjusi klientą pakalbinu, kaip pasakyti, jį bandau suprasti, pažinti, bandau pajausti, koks jo skonis, stilius, koks interjeras būsimas ir tik tada mažais žingsneliais, po truputį mes kalbam apie spalvą, tada apie faktūrą, tada, galvoju, kokie čia medžiagiškumai galėtų ateiti, tada deriniai ir tada taip po truputį jie patys susikuria savo dekorą, jie patys susikuria, iš tiesų po to mes tik tai mūsų meistrų rankom įgyvendinam.